Nauji metai pas mus prasidėjo su daug sniego. Tarsi pats laikas kviečia trumpam sustoti, įsiklausyti. 2026 jaučiasi visai kitokie metai ir galimai su įvairiausiais posūkiais. O pagal Taro tai yra fortūnos rato metai ir tai ne apie atsitiktinę sėkmę, o apie pokytį, kuriame mes galime sudalyvauti sąmoningai. Gyvenimas siūlo judėjimą, o mes sprendžiam jį priimti ar atidėti. Sausio 17 dieną kviečiu į susitikimą nuotoliniu būdu, kuriame kalbėsiu apie 2026 metų kryptis per Taro didžiuosius arkanus, tavo asmeninius metus pagal gimimo datą. Apie pagrindinę metų temą, galimas kliūtis ir vidinius resursus, kurių tau gali prireikti šiais metais. Jei nori daugiau aiškumo, pasitikėjimo, lauksiu tavęs šiame renginyje.